Vienaip ar kitaip visi esame nusidėjėliai, visi esame tame pačiame vandenyje. Įsivaizduokit, kiek vandens yra upėje šiuo metu. Atvažiavom. Tai kągi turim. Pas mus atrodo viskas neblogai, ten tas laikosi. Čia biškai paplyšę, bet tai gali būti, nes aš nesistengiau tokių vietų apsaugoti. Čia irgi paplyšę. Sakiau, jau nevargsiu, kad viskas būtų idealiai. Žodžiu, dar čia įplyšimas. Nu, viskas neblogai visai atrodo. Čia yra bičiulio Kukio laivas, Albin Vega. Tokia. Tai čia, matau, nuplėšė tentą. Reikės tą tentą patvarkyti. Čia jam, kad jam pačiam nereiktų čia iš Kauno belstis į tą dreverną. Ai, bet jis suplėšė čia visą šitą. Žodžiu. Vienas iš laikymo laivo drevernoje privalumų, kad kiekvieną kartą, kai atvažiuoji, turi viską čia susinešti, įrankių, daiktų visokių. Oi, aišku, reikėjo maišą išversti, lipant į vidų. Gerai, kad bent jau nieks neišbyrėjo. Aišku, raktą laivo palikau mašinai, tai galiu eiti atgal. Nu, man atrodo, pavyko atrakinti. Man durnas tas duris, aš norėčiau perdaryti. Ar aš neatrakinau? Gal kitą ranką? Blia, neina. Tai ką dabar daryti? Au! Skauda. Dabar čia atsidarom, dabar čia. Nu ir užeikim į šiukšlinėlį. Aišku, gerai. Op. Ką turime? Taip. Bilgiai vandens nepadaugėjo. Panašu, gal ir biškai padaugėjo. Jį reiks išsivalyti. Variklio skyriai čia nesimato, bet irgi yra vandens. Dar neužšalęs, reiks išsivalyti. Žodžiu, tai laivas taip pat ir atrodo laivelis. Nu, o iš kokpito viskas atrodo taip. Čia turim stiebą pasidėję. tą stiebą reikės pasitvarkyti, nes nenusileidžia grotas, kažkodėl būna kartais pastringa. Falas vidury stiebo užstringa ir nenusileidžia grotas. Tai va, bėdelė tokia yra, ją reikės surasti, kodėl. Tai va, taip va, mes ir žiemojam. Nusipirkau varščiukų ir varščiukam dėžutę. Pirkau depo A2 varštai. Geriau būtų A4, bet jie man pagrindė reikalingi laivo viduje, tai kaip ir dzin. Ir nusipirkau tiem varščiukam iš depo dėžutę už 2 eurus. Nu, tą vėliau nusilupsiu. Ir va, turėsiu dėžutę su varšteliais. Gražiai susidėsiu aš juos. Bus labai gražu. Gražu labai bus čia. Ir vaistų nuo galvos skausmo yra. Nes čia patikėkit, laivė tiek dalykų yra. Čia nuo visko galva skauda. O, čia yra vėjo krypti, rodo šitas dalykas. Jisai labai gležnas ir jautrus yra. Toksai, o jį reikia labai pagarbiai padėti, nes ant jo užlipus galima jį sulaužyti netyčia. Tai va, šiandien didysis planas yra čia viską out ir įdėti naują skydą. Varžtas atsuktas, dabar teoriškai šitas daiktas jisai turi išstimti. Aišku, aš jį jau biškį sulaužiau. Nesinorėtų tos plasmasės šitos visai sulaužyti. O, galima taip padaryti.
Nes čia šiaip, nors ir sugedęs, sudegęs visas tas skydas, bet čia jisai geras yra, jį tik sutvarkyti reiktų. Man labai patinka, kad čia yra išlieta iš plasmasės viskas, tie užrašai, o ne lipdukai, kaip dabar būna, nes lipdukai gali nusilupti, nusitrinti, o čia jau yra ir bus, ir niekur nedings. Tai va, ir čia turime mes problemą. Problema čia yra, vat, tokios nesąmonės daryta, čia pridaryta, laidai kabo nepajungti. Žodžiu, niekas čia neveikia, veikia tik tai kajutės apšvietimas ir navigacinės šviesos. Daugiau iš šito skydo niekas neveikia. Tai aš jį šalinsiu, viską čia šalinsiu lauk ir įdėsiu, toj parodysiu, ką įdėsiu. O įdėsiu vietoj ten to viso šaršalino, įdėsiu tokį dalyką. Čia jisai atsidaro. Čia yra saugikliai 10x38, tokie. Čia yra viskas iš, čia automatikoje turbūt naudojama ir namuose. Tai čia viskas yra netinkama laivui, tai aš tą žinau, tą suprantu. Laidai naudojami nealavuoti, paprasti variniai, nes jie yra pigesni. Saugikliai tokie irgi pigesni, dėl to tokie naudojami. Pats skydas jisai yra neizoliuotas, jisai yra skirtas įmūryti. Tai čia tokius dėsiu, čia, kad pritvirtint plokšteles padarysiu, sakiau. Ir čia viskas yra irgi padaryta ne taip, kaip turėtų būti laive. Galbūt kažkaip panašiai turėtų būti kažkokiam įrenginyje, pramonėje, bet man yra dzin, nes man nereikia, kad tarnautų viskas 100 metų. Aš manau, šito skydo man užteks ir šitam laivui dar užteks. Čia, žodžiu, matau, buvo labai rimto laivo elektriko. Iš pažiūros šitas laidas yra 1,5 kvadrato. Čia nelabai fokusuoja. Čia ant šito kontakto veikia visos laivo sistemos. Išskyrus variklį. Variklis jisai turi savo atskirą 35 kvadratų kabelį, va, kuris čia va matosi. Šitas va geras kabelis, jisai ten yra prijungtas. Čia prie šito va kirtiklio, batery selector čia yra, kur parenka, kuris akumuliatorius naudojamas, 1, 2 ar abu. Bet čia vėl čia kitų nesąmonių buvo pridaryta, realiai visą laiką buvo 2 akumai sujungti į krūvą. Čia atskirta su kirtikliu, bet patys akumuliatoriai buvo sujungti dar laidais, lygiagrečiai. Ir tie laidai buvo ten gal kokių 4 kvadratų tik tai. Žodžiu, čia nesąmonių pridaryta. Tas kirtiklis po dešinę, kur matosi, jisai iš vis nereikalingas, nes čia ateina pliusas iš kažkurio tai iš akumuliatorių, variklio ar laivo skyriaus. Jis tiesiog nueina į kirtiklį ir nueina tada į kitą kirtiklį. Čia aš kaip suprantu tiesiog netilpo arba neišėjo jam sutalpinti visko į krūvą. Tai va vietoj 35 kvadratų kabelio įdėjo 16 ir tipo gerai bus. Ir po to iš to 16 kvadratų kabelio viskas nueina į tokį. Į šitą lemba čia. O dabar gerai matos. Čia yra pasibaisėtina, tai ant šito šūdo čia sukos viskas, kas yra laive, o visas laivas dar senoviškai yra su kaitrinėm lemputėm, tai čia daug amperų, žodžiu, turbūt daug daugiau amperų nei kad namuose yra, žodžiu, čia einu ardyti. Viskas gana, atėjo laikas apsitvarkymui. Oi, kaip gerai,
pavyko biškai įsivesti tvarką. Nu, maždaug kažkas tai čia. Čia įrankiai, ten įrankiai. Čia, sakiau, visokius dėsiu šribukus, kurios išimu senus. Čia įrankiai naudojami. Žodžiu, dabar kažką galima daryti, nes čia prireikia man atsisukti šitus dalykus. Ir man jam reikėjo rakto, raktas buvo toli, tai pasidariau tvarką, dabar viskas bus po ranka ir nereikės apsikuitus dirbti. Tai toj čia pajudės viskas. Išsivaliau visą šitą zoną, kur dėsiu naują skydą. O tu, mažas laivas, galva trankau visur. Šičia tai aš tiesiog viską draskau drakoniniu būdu, nes nenoriu aš gilintis, kas čia buvo padaryta, nes čia pusė laidų eina tiesiai per aplinkui, neatlieka jokios funkcijos, kiti iš vis neveikia. Aš čia daug ką naujai perdarinėsiu, tai man nelabai įdomu čia kas yra, ką reikės aš atsirinksiu, ko nereikės tiesiog išmesiu. A čia panašu, kad čia labai gerai viskas gausis. Maždaug, ne? Tai va, reikia tada šitas palikti. Aš tos čia daviklius, kas čia ciferblatai kažkokie buvo matuoklės. Aš jas paliksiu. Ir skydą taip va čia va dėsiu. Ir ten gali liks tokia viena maža skylutė, nu tai jau liks tai liks. Kol kas tai žiauriai gerai viskas čia gaunasi. Pripaišiau linijų, va, vertikaliai eina 3. Viena yra gera, tai man reikia nepamiršti, kuri linija tinkama. Čia eina 2, čia irgi 2, jos skirtingos. Reikia irgi nepamiršti, kuri gera. Tai čia aš pripaišiau, bet bendrai tai labai gerai gaunasi, nes per vidurį pjausis ir čia labai gražiai kitų, šitų čia užsidės. Va, štai ir pirmas kraujas. Kaip čia, va. Nėra daug, bet vis tiek malonu. Žinoma, neturiu kaip aš tą telefoną padėti, kad pafilmuoti, tai negaliu pafilmuoti, kaip čia pjaunasi, bet lobzikas niekur netelpa, tai naudojasi toksai. Pjovimas baigtas, buvo labai daug dūmo, atsitiko šitaip. Aš nepersukau peiliuko, tas visas dalykas pasisuko, nežinau kodėl, ir labai daug dūmų buvo, bet dūmų iš medžio buvo. Bandom išimti. Op, op, op. Va. Išsiėmė. Čia įsidės dabar skydas. Nu, kaip čia buvęs? Įsidėjo neblogai. Dar aišku dar nepritvirtintas, bet pritvirtinsiu. Biškai čia su pritvirtinimu neapgalvojau vieno dalyko, bet manau viskas išsispręs ir bus gerai. Niuansas toksai, kad tie mygtukai taip gaunasi viršui ir nėra parašyta, kas prie jų yra. Tai turbūt čia reikės kažkokią lentelę pasidaryti, kur skaičiai būtų ir parašyta, kas ką daro. O čia kažkokius gal skaičius ar kažką susigalvot, nežinau, kažką reikės, kad žinot, kas ką jungia. Mintis yra tokia, vat. Čia va tas plokštelės kampukus prikniedysiu. Vieną, antrą ir kitoj pusėje panašiai. Ir reikia tikėtis, kad nuėmus šitą baltą dangtelį, fasadinę pusę, kad viską išeis sukišti. Žodžiu, skydo montavimas atidedamas yra kitam kartui, nes kažkur yra dingus mano bulgarkė ir aš jos neturiu. Ir man vat šitas kampukas, va, metalinis, jisai maišo šitiem rutuliam. Reikia man tą kampuką biškį nusipjaut, o aš neturiu kom nusipjaut. Stengiuosi mažiau pizdėlinti, o daugiau daryt. Tai čia vat jau įsidėjau bėgelį ledui. Reikėjo į tą aliuminį susigręžiot skylės ir susisukau varžtais. Po to čia į jį įsidės ledo juostą ir toksai dangtelis užsidengs. Žodžiu, įklijavau tą juostelę.
Man atrodo, jinai neturėtų būti čia klijuojama, nes kažką neteisingai darau greičiausiai, bet aš ją įklijavau. Čia užsidės dangtelis ant viršaus ir jeigu jinai ir atsiklijuos, jinai niekur nedings. Čia, man atrodo, kitokia, turėtų dėtis juosta į tą profilį visą, LED juosta kitokia. Bet aš dėjau tokią, nes jinai yra 4,8 vato į metrą. Tai jinai, kaip skaitosi kaip juosta, labai silpnai šviečia. Bet man čia reikia, kad būtų silpna, nes kitaip čia bus labai ryšku ir aš galvoju, negražu bus, o vat silpnesnė. Tai bus gerai, nes pas mane bus tų juostų daugiau kur, daug kur bus. Toks multitaškinis apšvietimas čia bus, tai pas mane turi būti silpnas jos. Tai, čia va ta ledinė juosta šita, ne juosta, profilis. Aš juos nusipirkau 4, jų yra 4 metrai, o tokius nusipirkau 2 ir jų yra 5 metrai, tai iš viso 10 metrų. Tai 10 metrų LED juostos ir 4 metrai profilio. Man tuo metu tai atrodė logiška. Dabar aš nežinau, kodėl man tai atrodė logiška, bet įdomu. Dar čia tokie vat darbeliai va. Taukšt. Tik tais plokšt. Čia. Čia ne su viena ranka reikia daryti tokius dalykus. Pokšt. Čia kaip senais gerais laikais viskas. Minusus, pliusus. Aišku, eina minusas į fazę, pliusas į nulį. Čia irgi atvirkščiai. Čia tipo, kai nusikerpa ledas, šitas va, ir jeigu jisai būna kokybiškas, čia aišku nesimato dabar, nes apšvietimas labai geras pas mane. Gal taip, o gal taip. Žodžiu, ale dingsta sandarumas nuo drėgmės ten atsparumo. Ir tas vietas reikia pasilikoninti. Tai čia labiau turbūt geram ledui galioja, o ne iš depo, nes čia vat čia man netrodo jau labai sandariai šitas dalykas, tiesiog kembrikas įmautas ir tiek. Žodžiu, bet tipo reikia tenai pasilikoninti, tai aš silikono neturiu, nes nenorėjau visos silikono bankės pirkti, tai nupirkau Glue Clear Power į šalį. Tai čia iš depo buvo, euro kainavo. Čia va dar jei kam įdomu, tai tas aliuminis begelis jisai va lenkino, jisai gali lenktis ir jis va taip labai gražiai išsilenkia. Čia tas perėjimas toks negražus, tik per kamerą atrodo, čia šiaip jisai labai, tas šviesa lūžta kitaip, jisai čia labai gražiai neblogai gavosi. O tas begelis aliuminis puikiai lenkiasi ir puikiai išsiformuoja. Ko gero visi įsivaizduojat, kad laivas yra labai didelis. Va, tiek va yra erdvės. Biški pajudinau šlangą ir čia išplyšo. Dėl tokių dalykų ir reikia senam laive visą tą santechniką mest lauk, keistis tas įvarės, kaip ten jos vadinas, aš nežinau, tie žodžių taškai, keistis kranus, dėti jūrinius kranus, nes čia tai kažkiek senukiniai, kad neužšaltų, kad neišplyštų, nes potenciali vieta nelaimiai. Pamoka numeris 2. Kodėl laive negalima naudoti dulkių siurblio šlangų.
Ir šiaip visokio šlamštą, kas yra skirta buičiai, o ne laivai. Dėl to, kad atsitinka taip. Dabar nebelūžta, bet va būtent šį čia, va, čiut patraukiau, pokšt ir trekštelėjo. Čia kokias nesąmonės, viską reikės atsukti varščiukus, čia išsuksiu varščiukus, išimsiu tas šūdus, kad čia nesimaišytų. Po 12:10 važiuoju namo toliau. Išsidžiavinau bilgę, išsisausinau viską, išsipumpavau iki galo. Ten tą Tomo laivą apdengiau, su tentu dar atvažiavo Jonas, pašnekėjom biškį ir išvažiavau. Ten porą valandų kelio, tai kai niekur iki namų. Tai norėčiau pabaigai dar biškį savo žodį tart. Skyriau 2 valandas šito filmuko montavimui, gal net nepilnai, nežinau. Atsisiunčiau CapCut'ą, kažką ten sudėliojau. Nu, matau, kad ten nesąmonė gaunasi. Žodžiu, bet aš net nežinau iš tikro, ką darau ir dėl ko. Aš neturiu jokio tikslo čia, ką darau. Aš tiesiog, sugalvojau ekspromptu pafilmavau. Matau, kad čia viskas padrikai, jokios sistemos nėra, jokios logikos nėra, kažkas, žodžiu, sakau. Belė ką darau, net nežinau kodėl. Bet šiaip man smagu, aš norėjau visą gyvenimą ten kažką pafilmuoti, pamontuoti, man tas įdomu yra. Tai va taip ir padariau. Atvažiavau dabar bulgarkės pasiimt, nes jinai kažkur dingus yra, tai tikiuosi rasiu čia garaže. Tai parašykit, kas čia gaunasi man, ar čia man verta kažką dar daryti, ar neverta, ar įdomu, ar neįdomu. Žodžiu, nes tada gal nedaryčiau, jeigu čia jau labai nusišneku stipriai aš ir nieko neparodau. Jo, bet aš norėčiau parodyti, kaip ten tas laivelis remontuojasi, kažką tai gal, kaip laivelis remontuojasi, po to plaukėsim vasarą. Tai parodysiu, kaip laukiuosi su jo. Žodžiu, parašykit, ar man asmeniškai į Facebooką, Messengerį, ar į kažkur. Tai tiek. Aš einu tada bulgarkės ieškoti, nes nežinau, kur palikęs. Dingus. Viskas savo bus! Be pabaigos, bet gyvenimas, kuris pasižymi pilnatve. Gyvenimas, kuriame turėsime visą tai, ko galiausiai ir labiausiai ilgisi mūsų širdis.